Kodėl tik narystės bendruomeniai kurti neužtenka? Apie tai kviečiame klausytis filosofo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriaus Alvydo Jokubaičio paskaitos Karolis Voityla. Kas yra politinis konformizmas? Skaitytos studentų ateitininkų rudens akademijoje Jūs patys esate bažnyčia. Šventasis popiežius Jonas Paulius II. Pranešimas vadinasi, kas yra politinis konformizmas, ir turbūt kiekvienas žmogus, kuris mąsto apie krikščionybę, jis savo užduoda klausimą apie pirmuosius krikščionius. Aš nežinau, kodėl taip atsitinka, bet tikriausiai todėl, kad jie yra išskirtiniai, nes aš galvoju apie pirmuosius krikščionius, kaip jie atrodė, jie yra išskirtiniai todėl, kad jie buvo šalia Jėzaus. Ir yra įdomu, iš tikrųjų, man nelabai įdomu yra, noriu pasakyti, kad įdomu, beveik padariau nuodėmę, būčiau melavęs. Kaip atrodė iš tikrųjų ta pirmųjų krikščionių kultūra, kai dar niekas nekalbėjo apie kultūrą. Nėra Evangelijoje Naujajam testamente šito žodžio kultūra. Šiandien šitas žodis yra atsiradęs ir jį seniai laikas uždraust. Iš tikrųjų, kaip atrodė ta krikščionybė, kai nebuvo naudojamas žodis kultūra. Ir mes negalim suprasti pirmųjų krikščionių, turbūt todėl, kad paradoksaliai mums trukdo kultūra. Mes šiandien esam kitoj kultūroje ir jūs dabar prieš save matot vieną iš šitos kultūros kūrinių zoomą. Ir tas ne zoomas, kad trukdo, nes čia būtų antireklama, bet iš tikrųjų ta visa kultūra, kurioje mes sukome kiekvieną dieną, ką skaitot, jinai nepaprastai stipriai veikia. Lygtai jie buvo krikščionis ir mes esam krikščionis, bet kažkas tarp mūsų stovi nesuprantamo ir trukdančio. Aš manau, kad tai yra paradoksas, nes mus šiandien čia sėdinčius yra suformavusi krikščionybė, bet paradoksaliai krikščionybė yra suformavusi kultūrą, kuri šiandien mums trukdo suprasti krikščionybę. Čia pirmas dalykas, kurį pasakiau, dar jūs net neįsivaizduojat, galvojat, apie ką čia toliau bus kalbama. Ir kadangi sakiau, šiandien šabo diena galima kitaip ir svarbiausia, kad pasiekti tikslą. Dabar apie filosofus. Girdėjot, aš pirmą norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų nelengva mums suprasti tą krikščionybę. Ir krikščionybė yra toks dalykas, kad bažnyčiai profesorius ir eilinė močiutė yra lygus savo santykiu su Dievu. Taip, kad tikrasis liberalizmas yra čia. Tikroji lygybė yra čia, o ne Armonaitės pareiškimuose apie tai, kad leis mano tėvam vietoj to, kad gautų medicinos paslaugas, parūkyti žolės ir palengvinti tokiu būdu savo senatvę. Filosofas Leo Štrausas, aš nežinau, kas esat girdėję, kas nesat jo girdėję, bet aš jau tiek stengiuosi, kad turbūt visi Vilniaus šunys yra apie jį girdėję. Jisai sakė, kad modernioji filosofija, kuri yra modernioji filosofija, ir tas keistumas vakaruose, mes turim filosofiją, kuri yra klasikinė ir kuri yra modernioji, jis labai skiriasi, kad Štrauso nuomonė modernioji filosofija yra neverta filosofijos vardo. Ir jis net sugalvojo gražią metaforą. Man šita metafora patinka. Tai yra Platonas, kaip žinot, viena gražiausių turbūt Platono metaforų, kad mes visi čia sėdėm, matom prieš save ekraną, neaišku, iš kur viską tai atsiranda, tai reiškia, kad mes matom šešėlius. Mes matom šešėlius ir mes iš tikrųjų nematom, iš kur visą tai ateina. Čia filosofas sako, Platonas sako, ne krikščionis. Dar kol kas Platono niekas nepadarė tokio tyrimo, nors universitete šiandien gali būti ir tokių dalykų, kažkas parašys straipsnį, Platonas kaip pirmasis krikščionis. Ir tada išplatins Delfis ir visi apie tai kalbės. Moderniai filosofai iš Platono olos sukūrė antrą olą, Štrauso nuomonė, taip kaip buvo pirmoji ola, ir mes matėm regimybės, tai dabar per prabėgusį laiką mes tiek priplėpėjom, tiek prikalbėjom, kad šitą platonišką regimybių olą mes dar įgrūdom į kitą savo modernybės
modernybės uolą. Ir norint būti filosofu, Štrauso nuomonė dabar reikia išsivaduoti iš tos antrosios uolos. Įsivaizduoti iš antrosios uolos ir sugrįžti pirmąją uolą. Šiaip tai ten nebuvo Gazas, bet ten bus geriau pirmojoje uoloje, nes mes esam iš tikrųjų arčiau regimybių, negu dabar esat universitetuose, arba su portalais, arba su ekranais, kai jūs girdit visus šitos dalykus ir dar toliau esat nutolę nuo esmės. Ir kam aš jums sakiau šitą apie Štrausą, tą uolos metaforą ir kad dabar mes esam antrojo uoloj, kažkas panašaus yra su krikščionybė. Ir jinai buvo visiškai kitokia, bet mes negalim pasakyti, kokia jinai buvo, nes kaip viskas, aš nežinau, kur dingo šitos paskaitos pradžia, neklauskit, kur yra pirmieji krikščionys. Aš nežinau, kur yra Emilijos pranešimas, kažkur dingo ir niekas jo negalės sugrąžinti, net įrašas sunkiai jį sugrąžins. Ir filosofijos profesoriai, teologijos profesoriai, jie negali išsaugoti krikščionybės, nes dabar jau aišku, kad mes uždarom krikščionybę, iš kur čia tie skambučiai, kaip per Kalėdas Maksimoj. Jingle bells nuolatos. Bet ta krikščionybė, kuri jinai, jeigu paliksim ją tik teologam, paliksim filosofam, tai jinai bus iš tikrųjų uždaryta antroji uoloj, ką Štrausas sakė, Štrausas ne krikščionis, bet jis iš tikrųjų šitą dalyką gerai supranta. Ir norint suprasti krikščionybę, reikia išsivaduoti iš tų, kurie uždaro į tą uolą, iš tų klerikalų. Dabar visi įsigando, ramiai aš to paaiškinsiu šitą žodį. Jeigu jums švelnesnis žodis patinka iš tų klerkų, kurie kalba apie krikščionybę, o ne gyvena kaip krikščionis. Bet tie visi, kurie kalba apie krikščionybę, o ne gyvena kaip krikščionis, tai pavadinkim juos klerkais. Ir aš to pasakysiu, kas jais yra, tai yra, noriu pasakyti, kad yra universiteto profesoriai, čia pirmoje eilėje, menininkai, tai jie irgi yra klerkai, dvasininkai irgi yra klerkai. Dauguma iš mūsų šių laikų žmonių, kurie jau negali nei tikėti, nei netikėti, o jūs kursė, kadangi dauguma žmonių universitete tokių matėt, kad jų yra dauguma, epochoje po to, kai Dievas mirė po Nyčės, jie negali nei tikėti, nei netikėti jau, ir net šitą nebeįstengia padaryti. Ir dabar, kas Štrausas vadino filosofų tą pirmąją uolą, krikščionis apibūdina, man šiandien ryte šovė į galvą, kad visa idėja, ką aš noriu pasakyti, kad yra truputį kita situacija su krikščionim ir manau, kad geresnė negu filosofų. Tai, kas yra pirmoji uola filosofam, krikščionim yra mistika. Tai yra krikščionybė atsiranda iš vieno viso pasaulio pakeitusio įvykio, kurį jūs žinot. Šituo įvykiu buvo Jėzaus prisikėlimas iš numirusių. Arba jeigu jau taip norit plačiau, 3 paskutiniai Jošua gyvenimo metai ir tie dalykai, kurie su juo atsitiko Jeruzalėje ir kas buvo padaryta Jeruzalėje. Aš manau, kad niekas, net ateistai, aš suprantu, kad čia dauguma susirinkę yra ateistai, niekas, net jūs ateistai, negalite abejoti šito dalyko, kas buvo, negalima abejoti Kristaus prisikėlimu ir kitais dalykais. Ir čia dabar aš noriu pereiti prie autoriaus ir nuolatos Voityla pasirodys, kadangi jis buvo dramaturgas, jis lankė dramos būrelį, jis pasirodys tik tam tikroje vietoje ir čia tokia yra dramaturgija, kad ne iškart. Pradžioje aš noriu leisti pasirodyti kitam autoriui, dėl kurio, kad jo nėra lietuviškai išversta nieko, tai yra katastrofa. Manau, kad Lietuvoje daug tokių katastrofų. Aš kai matau, kad Lenkai turi išsivertę jo raštus, Lenkai turi rinktinius raštus, o velnias, galvoju, be reikalo mes išėjom iš abiejų tautų respublikos. Čia nebuvo mano rimtas pareiškimas, kad girdėtų kas nors iš kitur. Aš esu iš Žemaitijos, aš iš vis, jūs lietuviai patys susitvarkykit savo santykius ten su Lenkais,
o mes žemaičiai kaip nors susitvarkysim. Aš kalbėsiu dabar apie Charlie Péguy. Charles Péguy yra Lietuvoje nežinomas autorius ir tai yra nepakartojamas mąstytojas. Aš labai mėgstu Pascalį, jo neįmanoma nemėgti, nes tai didžiausias visų laikų žmonijos genijus. Bet Charles Péguy yra antras po Pascalio. Prancūzai dar vieną tokį nukalė. Labai nemėgstu prancūzų kultūros, o tokius kaip Pascalis ir Péguy, tai yra jų kultūros. Ne šampanas garsina Prancūziją, bet va tokie autoriai kaip Charles Péguy. Aš noriu pasakyti, kad kas norėsit, dabargi jūs esat vaikai Wikipedijos ir interneto, jūs galite greitai rasti apie jį. Jis žuvo 14 metais, kad žodžiai nesiskirtų nuo darbų jis išėjo į karą ir ten žuvo. Tai yra, dėl jo neįmanoma, kad nebūtų diskusijų ir aš nenoriu daugiau. Jis išprotėtų Vilniaus universitete, jis nesimokytų Vilniaus universitete, jis turbūt nesimokytų kitose vakarų universitetuose. Toks jo mąstymas yra prieš tą visą akademinę biurokratiją ir kitus dalykus. Aš atsimenu pirmą citatą, kurią jo perskaičiau Péguy ir tada supratau, kad jį reikia skaityti, tai jinai buvo tokia: nusidėjėlis sudaro krikščionybės esmę. Niekas nėra toks kompetentingas krikščionybės reikaluose kaip nusidėjėlis. Tiesa, išskyrus šventai. Ir čia iš vis jis tokių yra daug citatų palikęs, bet dabar aš jums, kadangi pereinu prie Péguy ir kad jis man padėtų prieiti prie Vadovicų, priartėti prie Karolio Voitylos, tai yra viena tokia frazė, kuri yra labai garsi, nepaprastai garsi, Péguy knygoje suformuluota, labai įdomiam kontekste, ir jo žodžiai yra tokie: listen, kaip sakydavo Tele3, jūs jau neatsimenate to. Listen, yra žodžiai tokie: viskas prasideda mistika ir baigėsi politika. Viskas prasideda mistika ir baigėsi politika. Tai yra viena garsiausių iš Péguy citatų. Ir ne tik religijoje, bet ir politikoje reikalinga yra mistika. Ir tarkim, apie Lietuvos persitvarkymo sąjūdį jūsų tėvai kalbėjo ir kalba kaip apie tam tikrą stebuklą, kaip apie tam tikrą mistiką. Patikėkit, aš asmeniškai, kai pamačiau einančius visus link Vingio parko, aš netikėjau, kad šita tauta yra tam gabi, dar gabi. Tai buvo stebuklas. Aš šitą vaizdą likščiau matau Čiurlionio gatvėje pilna žmonių. Šitie baudžiaunikai sovietiniai juda į mitingą ir kažkas su jais atsitiko, to neturėjo būti pagal visą sumanimą, bet tai vyko. Lygiai taip pat lietuvių tautinis atgimimas 19 amžiuje, tauta, kuri yra beviltiškoje situacijoje, staiga atranda save ir baudžiaunikų anūkai jau tampa nepriklausomos valstybės ministrais. Yra, bet čia jūs visi matot, dabar universitete, kaip jūs mokina, tai yra visai kas kita, jūs biurokratai esat, Péguy tą sako, bet kai atsiranda dalykai, jie atsiranda paslaptingai, jie atsiranda kaip mistika. Aš noriu pradžiuginti, kad mūsų greičiausia laukia daug mistikos ir daug stebuklų. Aišku, didžiausių stebuklų yra tai, kad aš su jumis kalbuosi, kad jūs esat gyvi. Tai yra pats didžiausias stebuklas. Bet čia pats didžiausias ir paprasčiausias stebuklas. Dar įvyks daugybė stebuklų. Bet universitetų mokslininkai šitų dalykų nesuvokia kaip stebuklų. Įsivaizduokit, jeigu universitete pasakytų, kad tai yra stebuklas, nes viską jie aiškina kaip kultūrą. Viskas jiems yra socialinės priežastys, ekonominės priežastys, politinės priežastys. Viskas yra determinuota. Ir tai yra kanonas universitetinio mokymo. Tai yra, aš noriu pasakyti, kad jeigu taip mąstyti, kaip mąsto mokslininkai, tai dabar aš noriu pasakyti negražų dalyką. Pagal mokslinį mąstymą, kai lietuviai stojo dėl laisvės į Baltijos kelią, aš irgi teko būti šitam kely, tai jie iš tikrųjų norėjo nelaisvės. Aš manau, kad jūs kaip baigę vidurinės mokyklas ir universitetus suprantat, žinot, ko jie norėjo? Jie norėjo Coca-Colos,
Levi's džinsų ir apelsinų sulčių kiekvieną dieną. Tai juos determinavo. Kai jie sakė apie laisvę ir kalbėjo apie laisvę, tai buvo tik šiaip poezija, politinės poezijos forma. Aš noriu pasakyti, kad mokslininkai taip turėtų sakyti, jie turėtų ieškoti priežasčių. Kitos priežastys, jeigu norit, Sovietų sąjungai pritrūko naftos, Sovietų sąjunga negaudavo valiutos įplaukų ar kitų dalykų ir gali toliau aiškinti. Skambina Seimo narys Audrius Ažubalis, reiškia, yra šeštadienis. Dabar aš suprantu, kad tai yra nebejotini supaprastinimai ir su jais galima visiškai nesutikti, bet jūs visi matot, aš noriu dabar pabrėžti, jūs jaučiat, aš jaučiu permainą. Kaip viskas atrodė tuo metu, kai tu matai tos įvykius ir kaip atrodo, kai aš skaitau tas knygas apie tos įvykius. Yra didelis skirtumas ir Pegi apie tą dalyką kalba. Viskas prasideda mistika ir viskas baigėsi politika. Tai yra tai, kas Sąjūdžio laikais ar tautinio atgimimo laikais buvo savaime suprantama, dabar pasidarė hipotezėmis, pasidarė tezėmis, pasidarė teorijomis, o tiksliau tai, kas anais laikais buvo mistika, dabar tapo tuo, ką galima tarytum įrodyti. Tarytum, atkreipkite dėmesį, kai tai tuo metu buvo, tai buvo akivaizdu. Dabar tai prisigalvos įvairiausių teorijų, įvairiausių aiškinimų. Ir kai reikia įrodinėti tai, kas yra paslaptinga arba kas yra nauja, dalykai miršta. Pegi sako, jie pavirsta politika. Jis pasirenka šitą žodį politika. Jis gerai orientavosi politikoje, jis iš neturtingos šeimos, bet jis tais laikais jam visur atverdavo kelią, nes visi matė jo gabumus. Ir tai iš tikrųjų, jūs lygiai tą patį, ką mes turim su įvykiais Jeruzalėje. Ir nuo šitų įvykių mes esam taip stipriai nutolę, kad iš tikrųjų beveik 2000 metų, kad kai mes apie juos kalbam, tai mes pradedam kalbėti nežinau kokią kalbą, turbūt ta kalba, kuri labai primena teorijos kalbą. Pegi pastebėjo tokį dalyką, aš žiūriu, kad man reikia greičiau, nes aš tikrai jau nebepasakysiu, ką aš noriu pasakyti. Gal aš pereinu prie labiau skaitimo, nes, aš jau užsivedžiau, žiūriu, iš visai ką praradau. Pegi pastebėjo, kad visuomenės nukrikščioninimas vyksta su kartu, kadangi jis prancūzas, su Prancūzijos nurespublikoninimu. Prancūzija nustoja būti respublika, o visuomenė yra nukrikščioninima. Ir tos du dalykus, jis sako, galima paaiškinti tuo pačiu. Galima paaiškinti demistifikaciją. Tai yra, piliečiai nebenori būti piliečiais, krikščionys dėl tos pačios priežasties nebenori būti krikščionimis. Nes įsivaizduokit, mistika netitinka mokslinio mąstymo standartų. Žan-Žakas Ruso yra sakęs, kad krikščionybė yra, ką padarė krikščionybė, jinai sulaužė vakarus, nes krikščionybė yra politiška. Aš manau, kad Pegi mano kitaip. Atkreipkite dėmesį, yra ryšys. Ar žmonės eis į bažnyčią ir ar žmonės eis į rinkimus, tarp tų dalykų yra ryšys. Ar yra krikščioniška Prancūzija, ar yra respublikoniška Prancūzija, yra ryšys. Pegi žodžiais, aš pacituosiu jį, jis rašo, tas pats sterilumas sunaikina ir miestą, ir krikščionišką pasaulį. Sterilumas. Toliau rašo, politinį miestą ir krikščionišką miestą. Žmogaus miestą ir Dievo miestą. Sterilumas, šitas žodis reiškia iš tikrųjų, kad mes su jum esam dabar sterilus, kai kalbam apie tuos dalykus. Pegi sako, yra dvi mistikos. Viena yra krikščioniška, o kita yra respublikoniška. Ir tai, kas iš pradžių žmonėm atrodė organiška gyvenimo forma, be ko jie neįsivaizduoja, vėliau tampa klerku, jis naudoja šitą žodį, reikėtų sakyti turbūt ir klerikalų, bet klerikalai ne tik ta religinė prasme, bet platesnė prasme, kuriems yra priskiriami klerikalai, pas jį yra ir filosofai, ir mokslininkai, ir teologai. Ir tai yra mistikos duobkasiai.
pagal PEGI. PEGI naudoja žodį klerikalai, kurį taiko tiek politikai, tiek krikščionybei. Tas dalykas gali būti neįprastas. Nes aš sakau tą dalyką, nes aš viduriniai mokykloje baigdamas rašiau, atsimenu apie Vincą Mykolaitį Putiną altorių šešėlį ir ten reikėjo rašyti kažką klerikalizmo kritiką. Tai siaubas, kas sugalvojo tą lietuvių literatūrą ir kas sugalvojo rašinėlių rašymą. Geras romanas, bet kai reikia rašyti tokias nesąmonės, tai aš tada galvoju, kas yra tos literatūros studijos. Ir jaučiat, visa literatūra praranda savo mistiką, praranda savo aurą. Ačiū literatūrologam. Ir ką klerikalai padarė iš šventųjų, klausia PEGI. Ką klerikalai padarė iš šventųjų? Toliau jisai klausia, ką parlamentarai padarė iš mūsų herojų? Prisiminkim Noreikos ginčus netyla. Ką parlamentarai padarė iš mūsų herojų? Jie tai, kas prasidėjo mistika, pavertė politiką. Tai yra plepalais, šventiniam kalbom, privalomais filmais ir knygomis. Iš PEGI galima suprasti, kad krikščionių padėtis yra geresnė negu filosofų. Mistika nepažįsta jokių Platono olų. Mistika gali ateiti ir dabar. Taip, kad krikščionis yra geresnėje padėtyje, suprantu, negu filosofai. Ir mistika gali bet kada pasirodyti iš naujo, netikėtai, be kokių istorijos studijų. Ir mes visada esam ant jos slenksčio. Tai yra, mistika nėra tai, kas, mistika neša išsigelbėjimą krikščioniui. Ką neša filosofija? Filosofija neša abejonę. Reikia mokėti abejoti. Filosofus, teologus ir mokslininkus PEGI suvokia kaip politikus. Ir aš jau sakiau, ir dar tą dalyką pakartoju, ir tai yra įdomu. Ir mano galva tai yra pagrįsta. Tai reiškia, kad politika yra žmogaus dvasios deformavimo įrankis. Politika yra žmogaus dvasios deformavimo įrankis. Kodėl? Jinai pakeičia dalykų prigimtį. Tai, kas buvo mistiška ir tikėjimas, jie paverčia iškamšą, jie paverčia negyvų dalykų, jie paverčia tyrinėjimo objektų. Politikai niekada nežino, PEGI sako, ar jie daugiau žalos padaro kaip šalininkai, ar kaip oponentai. Jų dalykų supratimas viską gadina ir užmuša. Mistika, kai išverčiama į politikos kalbą, jinai tuo pagrindu pradeda visa politika parazituoti mistikos pagrindu. Kažkas buvo, iš tikrųjų, įvyko stebuklas ir tuo pagrindu vėliau kalbėjimo apie tai atsiranda parazitavimas. Ar jis būtų politikoje, nemažiau jo yra ir bažnyčia, kas yra iš tikrųjų žmogiška institucija, būtų keista, jeigu įėjimas į bažnyčią iškart nuo šito dalyko išlaisvintų. PEGI požiūris, noriu pasakyti, įtikina labiau negu Štrauso ir kadangi aš matau filosofiją ir matau krikščionybę, nes filosofam reikia brautis per visą istoriją, reikia brautis prie Platono pagal Štrausą. Krikščionims yra paprasčiau. Kristus, Jėzus neatėjo, jis filosofuodamas apie kokie sunkus laikai, įsivaizduoju. Kiek atsimenu, nei vienoje vietoje jis nepradeda paskaitos, kokia sunki mūsų Jeruzalės modernybė yra, nes tai tada irgi buvo moderni, bet ką jis padaro, jis tiesiog gelbsti pasaulį ir tai yra paslaptis. Po Jėzaus atėjimo mistika ir toliau neišnyksta. Aš, pavyzdžiui, visiškai neaišku, kodėl tiek daug sielų prapuola toliau šitam pasauliu, arba bent jau taip atrodo, kad taip yra, bet tai yra paslaptis, tai yra tikrai didelė paslaptis. PEGI kalba apie respublikonišką mistiką, o čia tai yra skaudus momentas. Jeigu jūs įsitrauktumėt visi savo pasus, jūs pamatytumėt, kad jūs esat Lietuvos Respublikos piliečiai. Niekam iš čia esančių neateitų mintis kalbėti apie Respublikos mistiką, kaip atsiranda Respublika. Tai reiškia, kad lietuvių klerkai, istorikai, mokslininkai, filosofai, politikai, jie net neužfiksavo moderniosios Respublikos atsiradimą. Man užtat labai nepatinka šita vėliava su arkliu.
Nes jinai rodo, kad jie nesupranta Respublikos atsiradimo. Respublika atsirado su nauja vėliava, kita Respublika. Ir jie daugiau kalba ne apie Respubliką dabar, o visi kalba apie demokratiją ir liberalizmą. Ir čia, kaip jūs žinot, yra artėjau link Karolio Voitylos, visai netoli. Lietuva yra oficialiai Respublika, bet klerkai net nepastebėjo šito dalyko. Jie net nepastebėjo Respublikos mistikos ir Respublikos mistikos išnykimą. Mes gyvenam liberalioj demokratijoje. Aš nežinau, kam patiko, kad būtinai reikia kalbėti apie šitą gyvenimą liberalioj demokratijoje. Tai iš esmės skiriasi nuo gyvenimo Respublikoje. Tai yra skirtingi dalykai. Amerikoje šiuo metu tas cirkas, kurį matot, kai varžosi dvi to paties siekiančios partijos, vieni vadinasi respublikonai, kiti vadinasi demokratai. Lietuva yra respublika be respublikonizmo mistikos ir šitoje vietoje aš išsigąstu skaitydamas Pegi. Viešpatie, kokį dalyką mes praradom? Ant kokio pagrindo politinio mes stovim? Mes neturėjom netgi tikėjimo respubliką atsiradimo. Mistikos. Ką tai reiškia? Na, ir čia dabar, kas mane nustebino, o čia pasirodo Karolis Voityla. Ir ką tai reiškia, kai užduodi klausimą, kad, tarkim, mes lietuviai neturėjom respublikos ir visam pasaulyje Prancūzijoje nyksta, kitur nyksta respublikos supratimas. Šitą dalyką suprast padeda šitas autorius tuo metu, Karolis Voityla, iš Vadovicų ir ypač jo knyga Asmuo ar veiksmas. Ten aš galiu pasakyti, kad aš asmeniškai tos dalies, kuri yra politinė, neskaitydavau. Galvoju, nu taip, a priori, jis nelabai supranta turbūt. O va ten kitas dalis, man daro įspūdį jo iš tikrųjų filosofinė analizė, kas yra asmuo, ir tai yra įspūdinga. Bet šitos dalies politinės aš neskaityti. Galvoju, nurašau, kad prie visos pagarbos, bet ir staiga aš perskaičiau ir wow, oh my god. Ir ką jis ten sako? Voityla sako, kad narystė kokioj nors bendruomenė nėra ta pati dalyvavimai. Narystė kokioj nors bendruomenė nėra ta pati dalyvavimai. Tai yra gyvenimas Lietuvoje nebūtinai reiškia dalyvauti Lietuvos gyvenime. Buvimas kartu to nereiškia. Yra pavyzdys, jisai sako, pavyzdžiui, studentai klauso paskaitos, tai reiškia, kad jie yra tam tikros veikimo bendrijos nariai. Galima sakyti, kad jie siekia to paties tikslo ir bendro gėrio. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, kad jūs jau čia susirinkot kartu yra gerai. Dabartiniai demokratijos teoretikai pasakytų, kad tai yra labai gerai, kad tai yra didelis dalyvavimas, net pasakytų puiku, kad jūs susirinkot kartu. Tačiau va čia Voityla, jis žiūri į viską iš asmens perspektyvos. Ir man tai buvo atradimas. Ką tai reiškia ir ką tai keičia? Aš noriu pasakyti, kad apie tai nekalba politikos mokslininkai, apie tai nekalba ir politikai. Žiūrėjimas iš asmens perspektyvos, Emilija gerai išmano Robertą Špiemaną ir šitoje vietoje Karolis Voityla yra labai arti Špiemano, jie abu mąsto labai artimai. Ir dabar 30 metų Lietuvoje, jau dabar pavargo lietuviai, net nebekalba, kalba apie pilietinio dalyvavimo nuosmukį. Tai yra, mūsų piliečiai yra stebėtojais, panašiai kaip dabar mes vienas į kitą žiūrim, stebim, o jie nėra agentais. Yra lotynų kalbos žodis, kuris Lietuvoje, tarp kitko, turbūt tik Jamesui Bondui yra taikomas. Agentas. Žodis agentas yra iš lotyniško agere. Agents, agentis yra veikiantysis. Veikiantysis apibūdina. Tai yra, Pegi aprašyta mistika reiškia, kad tu neįrodinėji respubliką, ne ant paso turi užrašytą respubliką, o tu neįrodinėji Dievą, bet tiki juo. Ir šitoje vietoje panašumas yra visiškas.
Pegi susitinka su Karoliu Voityla. Pegi sako, vat, kai režimas iš organiško tampa logišku, o iš gyvo tampa išoriniu, jis yra žlugęs režimas. Dar kartą. Kai režimas iš organiško tampa logišku, o iš gyvo tampa istoriniu, jis yra žlugęs režimas. Cituoju Voitylą šalia. Veikdamas kartu su kitais, žmogus vis dėlto gali likti už to bendrumo, kurį determinuoja dalyvavimas. Neįtikėtina. Aš suprantu, kad dar iki jūsų nedabėgo. Čia dėl to, kad viskas vyksta elektroninėje erdvėje, arba kas nors esate iš Žemaitijos. Žemaičiam dabėgs kitą šeštadienį. Veikdamas kartu su kitais, žmogus vis dėlto gali likti už to bendrumo, kurį determinuoja dalyvavimas. Aš biškai uždarysiu auditorijos duris, nes atrodo grįžta kai kurie šeimos nariai. Ir jau kartojau aš jau dabar turbūt pradeda dabėgti, žemaičiam gal ir penktadienį dabėgs. Ir tai pagrindinės yra, tarp kitko, problema vakarų liberalios dabartinės demokratijos. Ir tai pagrindinė problema yra Lietuvos visos. Voitylos žodžiais, cituoju Voitylą, aš vadinu Voitylą, tuo metu jis iš tikrųjų buvo Karolis Voityla, jis buvo ir dėstytojas, jis buvo ir profesorius. Aš Lenkijoje pažįstu žmonių, kurie klausė jo paskaitas, yra su juo bendravę kaip su dėstytoju. Ir jo žodžiais, vien tik veikimas kartu su kitais dar neprivalo būti bendradarbiavimas. Čia kažkas iš vis nesuprantama Lietuvoje, aš niekada negirdėjau tokio dalyko. Vien tik veikimas kartu su kitais dar neprivalo būti bendradarbiavimas. Taip pat neprivalo atskleisti dalyvavimo momentą. Citatos pabaiga. Ir dabar aš noriu padaryti, jaučiat, kaip keičia dalyvavimo supratimą? Kurie baigėt politikos mokslus, niekas tokio dalyvavimo supratimo neturi. Vien tik veikimas kartu su kitais dar neprivalo būti bendradarbiavimas. Ir dabar aš noriu padaryti mažą žingsnį iš šoną nuo Voitylos prie demokratijos. Aš žinau jūsų jausmus ir jūs esate užaugę kartu su demokratija, bet reikia pasakyti, kad demokratija yra konformistinė santvarka. Demokratija yra konformistinė santvarka. Ir kad čia galėčiau atskirą temą atidaryti, jinai konformistinė yra dėl dviejų priežasčių. Ja galima suderinti su bet kokiomis politinėmis aspiracijomis. Demokratiją galima suderinti, jinai gali tarnauti bet kokiam ponui. Jinai gali tarnauti liberalizmui, jinai gali tarnauti socializmui, jinai gali tarnauti nacionalizmui, jinai gali tarnauti konservatizmui, jinai gali tarnauti krikščionybei. Jinai gali tarnauti fašizmui. Prisiminkit 303 metus. Arba prisiminkite Tarybų socialistinių respublikų sąjungą. Aš užaugau ir kiekvieną dieną girdėjau kalbas apie demokratiją. Demokratija yra forma, be turinio, ir todėl visada šalia jos yra tas gražus žodis latiniškas konformitas, konformizmas. Diktatūra nėra demokratijos priešingybė, užtenka, jeigu diktatūrai pritars visi piliečiai, demokratija pateisina diktatūrą. Šiaurės Korėjos liaudies respublika yra demokratija. Tai reiškia, kad reikia apmastyti, koks čia konformizmas yra. Antras dalykas. Kadangi ką tik baigėsi Lietuvoje rinkimai, aš jums parodysiu kitą demokratinio konformizmo pusę. Kadangi demokratija sprendžia daugumą, tai pralaimėjęs rinkimus turi pritart tam, kam nepritarė. Jūs matėt, kad Jungtinės Amerikos valstijose nebus šito. Didžioji drama šitos valstybės, kuri dabar tiesiog jau drama Šekspyro lygio,
kad tie, kurie bus pralaimėję, jie nemanys, kad laimėjo demokratija. Nes demokratijai tas konformizmas turi būti dauguma. Reikia suprasti, kad dauguma laikosi jėga. Aš suprantu, kaip jūsų ausis užgauna, bet demokratijoje dauguma laikosi jėga irgi. Nes aš nematau prasmės priešintis tam dalykui. Mano kandidatas nelaimėjo. Aš norėčiau, Amerikoje dabar bus priešinamasi ir yra jau priešinamasi. Ir iš tikrųjų demokratija, va čia jūs matot, mažuma nesipriešina demokratijoje todėl, kad nemato prasmės. Amerikoje jinai nėra mažuma, ten skirtumas labai mažas pasidaręs yra. Tai reiškia, kad demokratija negali turėti autoriteto, nes dauguma yra skaičius. Aš manau, kad jūs, kai studijavot mokykloje matematiką, niekas negalvojot, kad jūs mokinatės autoriteto teorijos. Matematika nesukuria autoriteto. Demokratija yra pagrįsta balsų skaičiavimu. Įsivaizduokit, Amerika tiek nesurito, kad jau 5 dienas negali 5 dienas suskaičiuoti balsų. Nors valstijos didelės visas, bet tokio dydžio valstybės ir Prancūzija jau būtų suskaičiavusios balsus. Ir čia, kadangi aš kalbu remiantis Voitylą, kadangi mūsų šiandien yra proga pakalbėti būtent apie jį, Voityla, ką jisai sako, rodo, kad, cituoju, ką rodo tas konformizmas? O Lietuvoje! Tai yra tragedija. Tai jau yra tragedija šiuo metu. Greičiausiai istoriškai galite aiškinti sovietmetis, baudžiava ir visa kita istorija, bet ar laisvi žmonės ką nors ieško istorinio pasiteisinimo? Ir Voityla rašo, esminio solidarumo nebuvimą, ką reiškia konformizmas? Klausykit, konformizmas rodo, ir broliai lietuviai priimkit tai kaip savo kritiką. Ne tik krikščionis, aš pabaigoje pasakysiu, bet apie mus kaip tautą. Rodo esminio solidarumo nebuvimo ir kartu vengimą priešintis tam nebuvimui. Mūsų solidarumas yra feikinis. O čia Voityla nori tą dalyką pasakyti. Knyga išleista, tarp kitko, man atrodo, kad dar Lenkijos liaudės Respublikoje. Ir Voityla, jis nekalba apie demokratiją, nes, kiek žinau, Vaigelis turbūt kalbės iš Jungtinių Amerikos. Aišku, kad jie geriau išmano negu mes šią demokratiją, bet man atrodo, kad Amerika virsta bananų respublika ir nelabai jau greitai mes kviesimės juos, kad jie išmano, kas tai yra, bet tik nesakykit jam, kad mes čia tokias erezijas skleidėm. Ir iš tikrųjų, kad toliau, kai aš kalbėsiu apie konformizmą, prisiminkit šitą santvarką. Prisiminkit šitą santvarką. Jinai gali būti visiškai kitokia. Jinai gali būti respublika. Jinai gali būti iš tikrųjų vieta, kur mes rūpinamės vieni kitu, kur mes kartu sugebam veikti. Voityla sako, kad konformizmas yra išorinis, paklausykit, išorinis ir paviršutiniškas supanašėjimas su kitais. Išorinis ir paviršutiniškas supanašėjimas su kitais. Be asmeninio įsitikinimo ir pasirinkimo. Neseniai jūs matėt lietuvių rinkimus. Oh my God. Be kokio didesnio įsitikinimo buvo atlikta pareiga tam, kad kažkas užimtų etatus Gedimino prospekte esančiam pastate. Tai yra supanašėjimas su kitais buvo rinkimuose ten. Raimondas Lopatas sako, pažiūrėk, ten kažkokioje diskusijoje dalyvausiu. 7 minutės, ko Raimondai ištvėriau, daugiau negalėjau. Ir tai jau yra žygdarbis, reikia Gedimino laipsnio 2 ordiną duoti už 7 minutės, kad kas gali tokią beviltišką dramaturgiją stebėti. Ir kova dėl skaičių. Po to visi laukia dėl skaičių. Čia kaip Jungtinės Amerikos valstijos. Dabar dėl skaičių. Jau čia demokratija yra, kai visi pradeda ginčytis dėl aritmetikos. Pasak Voitylos, konformizmas yra tam tikras nuolankumas.
kai žmogus iš agento tampa vyksmo objektu, kai žmogus iš veikiančiojo tampa vyksmo objektu. Tai yra, jį neša upę, o liberalai mano, kad jie neša upę. Man šitas mitas 21 amžiaus ir 20 patinka. Žmogų neša upę, o jis mano, kad jis čia neša upę. Ir žmogus pasiduoda nešamas tos anoniminės daugumos, jis pats nekuria bendruomenės, Voityla nori pasakyti, jis tik, tai apie dabartinę Lietuvą yra. Kažkas pasako visų šalių proletarai vienykitės, aš mačiau Sovietų Sąjungoje, ir žmonės leidžiasi be jokio užsiangažavimo, tiesiog dėl formos, tiesiog dėl baimės ir konformizmo gyvent visų šalių proletarai vienykitės. Šiandien kas nors pasako santuoką visiems, įskaitant tos pačios lyties asmenis, ir lygiai tas pats. Ir jeigu kas nors galvoja kitaip, jis bus žeminamas ir galbūt, dar kol kas nemačiau, gali būti ir prievartą patiriantis. Tai yra, Voitylos žodžiais visuomenė žmonės pradeda nešti be jų apsisprendimo, be jų suvokimo. Ir tai, ko bijoja Aleksis de Tocquevillis, tarp kitko, su demokratija. Paskaitykite apie demokratiją Amerikoje. Jis tą rašė, kad tai atsitiks. Ir tarp kitko, kai jis religijos griebėsi, Tocquevillis buvo aristokratas, kurio su religija santykiai tokie. Ir staiga jisai sako, klausykit, čia reikia religijos. Bet man atrodo, kad jau nelaimė buvo. Pegi pasakytų, kaip prancūzas prancūzui, klausyk, taip religija neatsiranda, kaip tu nori, kad jie atsirastų. Mechaniškai tu mistikos nesukursi. O Voityla, net jis nekalbėdamas tiesiogiai apie demokratiją, iš tikrųjų mus verčia iš naujo pažvelgti šitą santvarką. Ir, aš cituoju, konformizmas yra dalyvavimo tikrąja šios savokos reikšme neigimas. Ir užkelia reikalavimus. Konformizmas yra dalyvavimo tikrąja šios savokos reikšme neigimas. Kodėl? Greitai atsakau. Pirma, dalyvavimas yra pakeičiamas dalyvavimo regimybė. Lietuviai sėdi prie televizoriaus ir atseit jie domisi politika, skaito Delfi, jie domisi politika, rašo komentarus, iš kurių nieko neišauga, jokia politika, jokia institucija, joks veiksmas. Toliau jie yra, Voityla sako, yra paviršutiniškas prisitaikymas prie kitų, tai yra be įsitikinimo ir autentiško užsiangažavimo. Konformizmas sukuria, ką jis sukuria? Abejingumą bendrajam gėriui. Čia kiek tą Lietuvą galima kamuoti su ateities Lietuva, kai yra abejingumas bendrajam gėriui ir nesugebėjimas tikrai dalyvauti. Ir kas įdomiausia, kad Voityla sako, kad tai yra iš tikrųjų konformizmas, yra individualizmas. Surprise, surprise. Konformizmas yra individualizmas, tai yra bėgimas nuo bendruomenės, bėgimas nuo tikro dalyvavimo bendruomenė. Tai yra slėpimasis po išorinės regimybės kaukę. Šitas mane gazdina. Aš kaip ir kiekvienas bandai apmastyti, kur tu gyveni. Man atrodo, kad mes visi pasislėpiam po išorinės regimybės kaukėm. Ir kas įdomiausia, Voityla sako, tai yra vienodumas, o ne vienovė. Vienodumas, o ne vienovė. Ir Voityla padeda pamatyti mūsų demokratijos, kurią galima vadinti pilietinę religiją, silpnumą. Ir pabaigai dabar, kad užbaigti iš tikrųjų tokią aukštesnę natą, nes toks yra renginio formatas čia. Jeigu būtų tik paskaita, tai čia mes turėtume 1,5 valandos. Voitylos, dabar aš galvoju, iš kur čia šitas dalykas atsirado. Aš niekada su tokia dalyvavimo savoka nesusidūriau. Ir mano galva, šitie jo samprotavimai, Voitylos stiliaus samprotavimai apie dalyvavimą ir konformizmą gali būti tik
krikščionių samprotavimais. Kodėl? Todėl, kad politikos mokslininkai taip giliai dalyvavimo nesupranta. Jie kalba apie kažkokį surogatinį dalyvavimą. Freedom Houses. ten, jeigu tu dabar dalyvauji šitam renginį, tai tu reiškia dalyvauji. Okay. Suskaičiuokim, kiek dalyvauja, o daug dalyvauja, tai reiškia didelis dalyvavimas. Jeigu palyginsim su praeitais metais, jis yra išaugęs dalyvavimas. O ką nori pasakyti Voityla, aš bandau suprasti. Netgi, jūs matot, jis kalbėjo, aš apie Lietuvą sukau, kad būtų arčiau mūsų, nes apie ją niekas nemasto dabar. Kuria prasme, tokia prasme. Tokia prasme, kaip jis kalba. Ir čia kas yra, kad jūs matot, jisai sako, kad kodėl jis čia krikščioniška yra. Aš noriu pasakyti, kad mūsų net krikščioniška Lietuvos bendruomenė greičiausiai reikia pegi skaityti ir reikia suvokti, kiek mes nepadarom net savo politinėje bendruomenėje, net savo religinėje bendruomenėje. Tikėjimas Dievu yra asmeninis ir intimus dalykas. Ta žino kiekvienas krikščionis. Kiekvienas čia, kuris esat krikščionis ir turit kokį nors tikėjimą. Tai yra asmeninis dalykas. Bet jis niekada nepasiekia, jeigu ne mano seneliai, ne mano tėvai, greičiausia jis nebūtų, galbūt kitaip. Greičiausia, jeigu ne seneliai ir tėvai, tai vis vien būtų koks nors tarpininkas. Tai yra, tikėjimas mus pasiekia per kitus žmonės, ar tai būtų kunigai, ar tai būtų misionieriai, ar tai būtų apaštalai, ar tai būtų mama. Aišku, kankiniai, paskutinius paminėjau, kurie yra iš tikrųjų svarbiausi, kurie liudija tikėjimą aukščiausiai. Ir Voityla primena, ir politiškai yra įdomu vėl prie to sugrįžti, apmąstyti. Jis primena, kad krikščionis yra ne tik tikėjimo subjektas, kad respublikonas nėra tik žurnalistas, kuris stebi įvykius iš šalies ir aprašo iš šalies. Tikintysis nėra religijotyrininkas. Man atrodo, kad daugelis mūsų tikinčiųjų pasidarė religijotyrininkais. Yra toks juokingas mokslas, aš suprantu, kad jūs pirmą kartą girdit apie šitą mokslą. Religijotyra, jaučiant, jie tyrinėja, ką tikintieji daro, kaip jie tiki į Dievą, kokius kultūrinius pavydalus jų tikėjimas įgauna. Ir tas, kad, galima sakyti, kad pilietis nėra politologas. Politologai sėdi, konspektuoja, o pilietis turi veikti, turi daryti, turi priimti sprendimus. Tie, kurie matė Kristaus prisikėlimą, jau iš vis judu į pabaigą, nes jau laikas ir baigti, kurie matė Kristaus prisikėlimą, jie žmonėms pasakojo ne tik tai, kad jie matė prisikėlusį Kristų, bet ir tai, kas su jais atsitiko pamačius. Galite įsivaizduoti, jeigu Vilnius pamatytų, ką tik ant Tauro kalno nukryžiuota ir prisikėlusi, oh my God, viską mestų, į pandemiją nekreiptų dėmesio, jie suprastų, kas gyvenime yra svarbiausia. Tai yra, Dievas nėra suvokėjo laukiantis išorinis objektas, kaip moksluose įpratę. Dievas nėra objektas, kuris laukia. Vat Voitylos samprotavime dalyvavimo aš tą dalyką matau. Ir jeigu netikėsi, Dievo niekada nesuprasi. Jeigu nepalies jo malonė, irgi niekada nesuprasi. Čia ne man sakyti, čia beisikai yra, kuo skiriasi krikščioniškas požiūris nuo mokslinio požiūrį. Ir jeigu netikėsi, tai tikrai nieko nesuprasi. Tarp Dievo ir tikinčiojo, panašiai, kodėl Voityla taip kalba apie dalyvavimą, tarp Dievo ir tikinčiojo nėra subjekto ir objekto perskyros. Jie turi sudaryti tam tikrą vienybę,
tam tikrą vieningumą. Ir va čia iš tikrųjų labai mane nustebino ta jaunojo Voitylos, kurį mes šiandien norim pagerbti ir tą dalyką jūs gal padarysit geriau negu aš. Pegi, ką jis norėjo pasakyti, kad politika jinai užmuša mistiką. Tai reiškia, kad ta politika, kuri pasirodo po tikėjimo politikos, jinai yra jau mirtis. To paties, tarp kitko, moko Voityla, kuris ir tapo popiežium Jonu Pauliu II. Jo nuomonė, šitas sakinys, kurio aš iki galo dar negalėsiu jums paaiškinti, yra įspūdingas ir paliksiu jums patiem namų darbam. Jisai sako, kad konformizmas yra asmeninės transcendencijos neigimas. Konformizmas yra asmeninės transcendencijos neigimas. Visi krikščionys Dievą pažįsta ad hominem, per aš, per pirmąjį asmenį. Ir tuo turėtų būti ir grindžiama ir respublika. Ne kas čia vyksta, bet ką mes padarėm, ką mes turim daryti. Ir šitas dalyvavimas, kodėl apie jį nekalba, todėl kad šiandien vakaram pasidarė per sunkus šitas respublikonizmas. Kodėl? Todėl, kad piliečiai tapo tik savo įsipareigojusiais, kad jie jaučiasi laisvais be pasiaukojimo, o politikoje jaučiasi biurokratais be mistikos.